Sveiki atvykę į Intergender Action Erasmus Plus projektą, finansuojamą Europos komisijos. Šiame epizode kalbėsime apie lanksčias darbo politikos priemonės ir tai, kaip veiksmingai valdyti galimus skirtingų kartų ir lyčių konfliktus šiandien nuolat besikeičiančioje darbo aplinkoje. Pradėkime nuo vieno aktualiausių ir labiausiai transformuojančių šiuolaikinės darbo kultūros aspektų – lanksčių darbo modelių. Lankstus darbas apima tokias formas kaip darbas nuotoliu, mišrios darbo tvarkos, ne viso etato pareigos ar sutrumpinta darbo savaitė. Pastaruoju metu tapo itin populiarus. Šie modeliai duoda daugiau laisvės ir pusiausvyros, tačiau kartu kelia ir paslėptų iššūkių, ypač kai kalbame apie skirtingų kartų lūkesčius ir su lytimi susijusius vaidmenis. Pavyzdžiui, jaunesni darbuotojai dažnai tikisi lankstumo kaip savaime suprantamo dalyko, o vyresni gali labiau vertinti struktūrą arba jaustis nepatogiai dėl naujų technologijų. Tuo pat metu moterims, ypač mamoms ar globėjoms, lankstumas gali būti būtinas derinant apmokamą ir neapmokamą veiklą, tačiau jos gali vengti juo naudotis, bijodamos būti palaikytos mažiau atsidavusiomis darbui. Ši baimė dažnai vadinama lankstumo stigma. Kai organizacijos įgyvendina lanksčias darbo taisykles neatsižvelgdamos į įvairius darbuotojų poreikius, kyla įtampa. Vyresni darbuotojai gali manyti, kad jaunesni kolegos yra pernelyg išlepinti. Jaunesnieji gali jaustis pernelyg kontroliuojami ar nesuprasti. Moteris gali stabdyti baimę, jog dėl lankstaus darbo gali nukentėti karjeros perspektyvos. Be sąmoningo įvairovės pripažinimo ir įtraukios praktikos, darbo vieta iš paramos šaltinio gali tapti streso šaltiniu. Gera žinia ta, kad tinkamai suprojektuotas lankstus darbas gali tapti galinga įtraukties priemonė. Organizacijos, kurios stengiasi suprasti kartų ir lyčių skirtumus darbo stiliuose bei lūkesčiuose, geriau sukuria modelius, realiai padedančius visiems. Tas pavyzdžiui, tarp skirtingų kartų vykdoma mentorystė padeda užpildyti patirties spragas ir skatina abipusį prisitaikymą prie naujų įrankių bei darbo būdų. Aiški ir nuosekli komunikacija apie tai, ką organizacijoje reiškia lankstumas, užtikrina, kad visi darbuotojai jaustųsi įtraukti. Perėjimas nuo darbo valandų vertinimo prie rezultatų vertinimo skatina teisingumą ir pripažįsta produktyvumą, nepriklausomai nuo to, kur ar kada žmogus dirba. Tačiau, jei lankstus darbas valdomas vadovaujantis vienas modelis tinka visiems principų, pasekmės gali būti neigiamos. Darbuotojai turintys globos įsipareigojimų, dažnai moteris, gali būti nepelnytai baudžiami už darbą nuotoliu, nors jų produktyvumas toks pats kaip kolegų. Vyresni darbuotojai gali jaustis atitolę ar neįvertinti mišriame darbo modelyje. Jaunesni darbuotojai gali prarasti galimybės gauti tiesioginę mentorystę ar pagalbą. Ir visose grupėse pasitikėjimo stoka gali lemti mažesnį bendradarbiavimą bei labiau susiskaldžiusią darbo aplinką. Tad kaip judėti pirmyn? Pirmiausia, klausytis. Iš tikrųjų klausytis darbuotojų iš įvairių amžiaus grupių ir lyčių, kad suprastume jų tikruosius poreikius. Siūlyti ne vieną lankstaus darbo modelį, o kelias alternatyvas, kurios atitiktų skirtingas situacijas. Suteikti vadovams mokymus, kaip vadovauti vadovaujantis lygybės principais, vengiant šališkumo užduočių, paaukštinimų ir matomumo skirstyme. Svarbus ir skaidrumas, aiškios taisyklės dėl prieinamumo, atsakymo terminų rezultatų padeda komandoms išlikti koordinuotoms ir užtikrintoms. O svarbiausia, orientuotis į rezultatus, o ne darbo valandas, akcentuojant, ką žmonės pasiekia, o ne kada ar kur jie dirba. Apibendrinant, lankstus darbas nėra vien patogumo klausimas. Tai lygybės, orumo ir įgalinimo priemonė. Kai modeliai kuriami įtraukties pagrindų, darbo vieta tampa tokia, kurioje kiekvienas, nepaisant amžiaus, lyties ar kilmės, turi galimybę klestėti. Šiandien tiek. Ačiū, kad klausėtės mūsų Intergender Action tinklalaidės. Primename, jei norite toliau mokytis apie skirtingų kartų ir lyčių įvairovę bei įtraukti, apsilankykite mūsų oficialioje svetainėje intergenderaction.eu ir sekite mus socialiniuose tinkluose. Finansuojama Europos Sąjungos. Pateikiamos nuomonės ir požiūriai yra tik autorių ir nebūtinai atspindi ES ar agentūros Erasmus Plus France Education Information poziciją.
ES skirianti institucija nėra atsakinga už pateiktą turinį. Šis darbas yra licencijuotas pagal Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International licenciją. Norėdami peržiūrėti licenzijos kopiją, apsilankykite creativecommons.org/licenses by SA/4.0. Logotipai į šią licenciją neįtraukiami.